Prekybos tinklų darbuotojai sako, kad darbdaviai iš jų pavogė kalėdas ir pavogs naujosius metus. Mat šiemet nebesilaiko prieš kelis metus bandytos įvesti tradicijos per šventes nedirbti. Darbuotojų profsąjunga sako, kad jų darbas per šventes pažeidžia darbo kodeksą ir vyriausybės prašys sudaryti konkretų sąrašą darbų, kurie būtini tokiamis dienomis. Tinklų atstovai sako, kad dauguma pirkėjų nori apsipirkinėti per šventes. Skelbimai ant prekybos centrų gera naujiena pirkėjams, bet ne pardavėjams. Prekybos centrų darbuotojų profsąjunga sako, kad darbdaviai iš jų pavogė kalėdas. Mat reikėjo dirbti ne tik per jas, bet teks ir per artėjančią sausio 1-ąją. O darbas per šventes esą buvo nesuderintas su profsąjunga. Prekybos centrai sako, skundų iš darbuotojų dėl tokio sprendimo nesulaukia. Esą net buvo norinčiųjų dirbti šventinėmis dienomis, nes už jas mokama dvigubai. Profsąjunga sako, kad dirbti jie sutinka tik dėl to, kad pavyktų išgyventi. Plinta praktika, kad tinkluose, kur pagal darbo sutartys yra nustatytas minimalus atlyginimas, darbuotojai šiokiadieniais paprastom dienom nešvenčių neturi galimybės atidirbti pilnos darbo dienų savaitės. Ir rezultatas yra, kad jie gauna apie 500 litų į rankas. Prekybos centrų sprendimas dirbti ir šventinėmis dienomis anot profsąjungos prieštarauja darbo kodeksui. Mat jame numatoma, kad be būtinų krovos ir remonto darbų šventinėmis dienomis turi dirbti tik nepertraukiamai veikiančios įmonės bei vykti gyventojams aptarnauti būtini darbai. Kaip matote, mūsų prekybos tinklai šio kodekso straipsnio tikrai nepaiso ir Lietuvos darbo federacija kreipsis į vyriausybę, kad vis dėlto būtų padarytas sąrašas, kas tie yra neatidėliotini darbai. Mūsų manimų, tai prekyba tai nėra neatidėliotini darbai. Yra didelė dalis pirkėjų, ne tik profsąjungos Lietuvoje, ir buvo padaryta apklausa, ir 80% pirkėjų arba gyventojų pageidavo, kad per šventes būtų dirbama. Reiktų atsižvelgti, kad sutrumpintas parduotuvių darbo laikas, dirba tik dalis parduotuvių ir žmonės, pažiūrėta geranoriškai ir žmonės galės vakare visada pabūti su savo šeima. Čia reikėtų įvertinti ir profesinių sąjungų interesus, ir vartotojų interesus. Tikrai nesimčiau labai greitai spręsti, kokiu būdu čia pasiekti geriausią sutarimą. Su prekybos tinklų sprendimais nesutinkanti profsąjunga iš prekybos centrų išeinančių pirkėjų prašo paaukoti maisto prekybos centrų darbuotojams, nes šventes jie esą priversti sutikti ne tik dirbdami, bet ir su pustuščiais stalais. Profsąjungos teigimu dauguma darbuotojų dirbdami už minimalę ar esą net mažesnę algą nebesugeba išlaikyti šeimų ir yra atsidūrę ties skurdo riba.